Labas, šiandieną mūsų scenoje ypatingas brangakmenis, tai yra smaragdas, o smaragdas yra meilės energija, įkvėpimas, džiaugsmas, gausa, santykiai. Nuo seniausių laikų buvo manoma, kad jisai saugo nuo piktų dvasių, turi stebuklingų gydomųjų savybių, ramina blogas mintis, sapnus ir atveria širdį bei pripildo pakilios meilės energijos. Visa mūsų esybė prisipildo jėgos. Savyje pajusi didžiulę galią, norėsi džiaugtis, mylėti, atrodys, kad gali perplaukti visas upes ir nuversti visus kalnus, kurie pastoja tau kelią. Tai ir šeimyninės laimės, sėkmingos meilės ir ištikimybės akmuo. Padės pritraukti ir giminingą sielą, kas yra vienišas. Padės išlaikyti santykiuose pusiausvyrą, išlaisvins iš negatyvios patirties, skaudžių išgyvenimų, ypač jeigu tai susijęs su nelaiminga meile, jausi daugiau pozityvumo ir gyvenimas taps produktyvesnis ir vis dažniau aplankys sėkmė. Galingas brangakmenis stiprins tavo charakterį ir kantrybę, ištikus bėdai padės ją nugalėti, taip pat po didelių išbandymų ar ligų padės atsistatyti fiziškai ir dvasiškai. Padės mums gyventi gausoje, santaikoje su savimi ir supančiu pasauliu. Tai yra aiškumas, vidinis žinojimas, vidinė išmintis, įžvalgumas, iškalba, saviraiška ir taip pat mokys mus ne tik svajoti, bet ir įgyvendinti savo svajones. Jisai mums padės įgyvendinti svarbiausius mūsų gyvenimo projektus ir siekius ir atneš naudos tiek materialiai, tiek dvasiškai. Ypatingas smaragdas tau bus įkrautas su meditacija ir išsiųstas ir Lietuvoje, ir užsienyje. Ir valyti jį reikės tik po 2-3 mėnesių. Smaragdas tai šeiminės laimės, ištikimybės, gausos, santarvės, kantrybės akmuo ir globos tavo dvasią, materiją, šeimą, santykius, profesinę sėkmę, saugos nuo burtų, karių ir magiškų įsikišimų. Taip pat tai akmuo įkvėpėjas sužadins gyvenimo džiaugsmą ir palaimą ir padės iš naujo pajausti ir įkvėpti gyvenimą, atgimti kaip feniksų iš pelenų ir visiškai atsinaujinti, kas turi ir nori tokio poreikio. Taip pat šis brangakmenis rekomenduojamas po 30+ metų, kadangi yra labai stiprus, galingas. Taip pat jisai priklauso ir sielos budimo temai ir skatins tavo vidinės šviesos pasirinkimą ir išskleidimą. Parašyk ar pati.